atsimatuojam kampukus aplinkui perimetrą angos ir juos prisirmuosim. Tai kaip matot, susikarpiam tinklelius šitai angai ir toliau užsimaišę mišinį. Putų polistrolai skirtas universalus armavimo klijavimo mišinys. Tai, žodžiu, naudojam tokį armavimo klijavimo mišinį putai ir tinkliukai. Čia vaizdelis kaip jau atrodo nudžiūvęs armavimo mišinys. Sekančiu etapu tai su rodbendu užlyginsim visus nelygumus. Čia šitos kraštus paliksim taip kaip yra ir ateityje tikėtina, kad čia dėsim ties sienomis gipsą ir turėsim lygias, gražias sienas. Tai va, o čionais irgi taip pat po tinkliukų iš esmės dedam armavimo mišinį. Armavimo mišinys sustengsta. Kai sustings armavimo mišinys, mes irgi su rodbendu pravažiuosim per angą. Dabar lauksim, kol sustings ir tada nuiminėsim spacerius šitos, kuriuos uždėjom ir reikės tepti antrą sluoksnį ir tada jau lygint gražiai visą angą. Taigi dar vienas langas ir šį kartą jau paskutinis iš 5 langų, kurį reikia užarmuoti. Užarmuoti tinkliukus, tai pradžiai aišku kaip visada atsimatuojam. Susidėliojam, kai atrodys bendras vaizdas, maišom skiedinį, maišom armavimo tinką ir einam tinkuot, armuot ir kito gėrio daryti. Tačiau prieš tinkuojant prieš armuojant penktąjį langą, apžvelgime, kaip atrodo vaizdas ties šituo langu. Tai kaip matom, džiūstam, realiai šitas sluoksnis jau džiūsta antra para ir dar yra drėgmė dar visi išeidinėja. Tai nežinau šiandien kaip aš spėsiu į vakaro pusę, ar prieisiu prie šito lango armavimo, užarmavimo dar kartą, ar neprieisiu. Bet, kaip sakant, duokim truputį dar pradžiūt ir keliaukim prie penktojo lango tvarkymo. Jeigu norite tokio turinio, žinote, ką reikia padaryti, tai paspaudžiam laiką, paspaudžiam subscribe ir paliekam komentarą. Turim mišinio ir einam armuoti. Taigi, matot, šlifavimus atlieku su štai tokiu įrankiu, ne tinkliukas, bet gan rupus šitrinis popierius 50 grubumo. Tai visai geras dalykas, neužsikiša ir nereikia taip dažnai purtyti kaip tinkliuko, kad reikia. Nu ką, truputį apsišlifavom kraštelius
angos, nusiėmėm už 3 kampus ir dabar užsimaišę rodbendo einam užšlifuoti antrą sluoksnį jo. Turbūt gal čia nebe antras, jau 3 sluoksnis. Bet tiek, dar išsilyginam va tokius va netitikimus su rodbendu. O čia kaip matos. Dar va tokius va išsilyginam. Ir turėtų būti paskutinis sluoksnis, tada susišveisim ir tikėtina nusidažysim. Tai judam į darbą. Nu vagi, uždėjome sluoksnį rodbendo, dabar palauksim, kol sustins, atliksim šlifavimo darbus ir dažymo darbus ir šita anga bus baigta. Dar turbūt, ką pamiršau paminėti, tai dar bus, tai žodžiu, atliksim šlifavimo, dažymo ir silikonavimo darbus. Silikonuosiu va šitoje vietoje, va taip per visą perimetrą. Dar reikės uždėti plasmasiukus. Tiek ant palangių kraštų uždėsim, tiek uždėsim ant langos.